Kartais žmonės mūsų kelyje ne tam, kad padėtų, o tam, kad patikrintų, ar iš tikrųjų esam tame kelyje. Prieš kelias savaitės, kai po operacijos pagaliau paleido mane namo, jau kitą dieną teko grįžti į ligoninę pasitikrinimui. Na ir priimamajam pasitiko seselė ir vos tik ją pamačiau, tokį pajutau sunkumą. Jos veide buvo pavargęs negatyvus žvilgsnis ir kai ji prabilo, tai tik pasitvirtino. Per anksti tave paleido, turėsi grįžti, bus blogai, pylė ji. Viduje visgi jaučiau, kad su manim viskas gerai, bet jos žodžiai lik adatos pradėjo durti abejonę, nerimą. Tada sustojau, mintyse supratau, kad tai mano pamoka. Ir kad ši situacija ne apie tai, ką sako kiti, o apie tai, kaip aš pats į tai reaguoju. Tiesiog suvokiau, kad ne kiekvienas žmogus mus palaikys, ne kiekvienas kalbės iš šviesos, bet būtent tada mes turim pasirinkimą likti su savo tikėjimu, nereaguoti negatyvą, stebėti, priimti žmogų, bet ne jo žodžius. Na ir kai šalia pasirodo žmonės su negatyviomis mintis, tai mūsų dvasinė praktika, toks tikrinimas, ar sugebam išlikti ramybėj, kai išorė tiesiog siūlo nerimą. Kaip jūs sutinkat negatyviai nusiteikusius žmonės, pasidalinkit komentarus, galbūt irgi jūsų patirtis įkvėps kitus.